Pats tas orelis, ką veikti? Pavalkatauti, sveiki visi! Mes truputį nusnūdę ir turbūt matėt, kas nematėt, pažiūrėkit mūsų paskutinę žuklę. Kur Evaldas? Buitis. Atkalė mane 3-1. Tai mes ant lovyčių, taip atrodo normalus valkatavimas. Truputį grįžom po žvejybos, kad geriau užmigt, pakrakmolinom. Prašymas, šiukšlės susirinkit, ne šiukšlikit, šiukšlės va, įsivešim, susitvarkit gražiai tvarkingai. kabo, po šiukšlėm gyvi masalai. Fiziškai neįmanoma neštis į žvejybą gyvų masalų. Kaip visada, pinkai darka ir va, nusipirkau, kadangi vasara. Pažiūrėkit, koks vedrelis. Žvejo svajoniai, pirmą kartą pamačiau, parsiduoda slekų, čia gal koks puskilis. Masiškai, žodžiu masiškai, tai bus ir linam, ir ne vienam kartą, ir dar va, turiu slaptą ginklą, lomžirgio lervą. Laikau irgi, kai nekyps, pagausime ant jos kažką. Taip atrodo ta mūsų buitis, ne, atvažiavę oro nepataikėm, bet mes oro nesirenkam, labai jum pučia turbūt. Oro nesirenkam ir kada tik yra galimybė su tokia vasara, jeigu pradėsi rinktis orą, tai gali būti aplamai nepažuvausi, ne? Tai senas geras Subaru, turim dar kukurūzą. Man asmeniškai patys šudiniausi banduelio, bet taip gavos, kad promo pirkom maistą. Tai ir svarbiausia jaukai. Tai va, daeisim per tą bardaką, parodysiu, ką maišėm. Šiandien dėsim kvapelio sauso, medučio ir fondas Sensaso sutinčias. Antras zublis. Praeitą video kvapo nedėjau, nes norėjau pažiūrėti natūraliai kaip kas. Tai va dabar mes pabandysim tiem juodiem linam užmes biškį medučio. Gal jie smaguriai, o lynas yra smaguris. Tai va tai va ir gyvenam. Nieko nebūna dovanai, reikia dėto darbo, reikia pašert, pabūt, tai žiūrėsim, kaip tas oras duos čia, neduos. Iš tikrųjų, viskas. Dabar mes pavalgom kiaušinienę ir ant vakaro turėtų rimt. Dabar 22 metrai gūsiai, foninis 12, košmaras, o vakare krenta foninis iki 5 ir gūsiai iki 12, tai beveik dvigubai nukris vėjas. Tai tada pažiūrėsim, gal kažkas sujudės, vis tiek ryte šiandien nusibėrėm, gal kažkas susirinks į tą žuklavietę, žiūrėsim, tam Lamančią ar numušėm ar ne. Gaila, ežere buvo planas ežere gaudyti viename iš tų, o gavos kaip gavos. Tai žiūrėsim, kad šansų ežere pagaudyti tikrai nėra, nes gan gilus ežeras ir banga baisulinė. Tai vėl lendam į kanalą su ančiuku ir bandom pagauti dar tų juodulių. Pastoviai tas pats klausimas apie sistemą. Tai sistema, kaip visada, pati paprasčiausia. Kublukas, 25 cm, čia dabar Maver SLR valo pavadėlis, tada mažas toksai kresto suktukas, tada eina 2 švinukai, pas mane 0,2 gramų ir 0,8, nes plūdė laiko gramą. Šitas apačioj mažesnį dedu kaip kontrolinį švinuką, jeigu neša guldau į ant dugno, jeigu neša labai stipriai, daslenku ir šitą. Tada eina pelėšudis, tas stoparas vadinamas, tada sektukas stomfinis, va šitas plūdinėm meškerėm, aš naudoju didelį. Inkiliukę visi perkat mažus. Mažas, jeigu jūsų valas pasigrankščiuoja, dar ką, nežinau, aš ir suktukus ir visokius tokius mėgstu didesnius, man grubesni. Nežinau, gal ir laiko gerai, gal ir tavo skylutė didesnė, nes jeigu jūs ten valą, kiti sako, man nesislankėjo plūdelė, nu tai sakau, kiek valas, 0,3, tai ten per tą skylutę nepralenda toks valas. Ir dabar va čia niekad nededu stopmazgiui, niekad nededu pelėšudžio. Aš rišu tą mazgą, tą voriuką. O kaip tą mazgą reikia rišti? Iš storo valo aš naudoju firmą, aišku, čia jokio skirtumo. 25 storesnį už pagrindinį. Mano pagrindinis yra Colmic Fendrilis 02.
0,2, jo. Tai arba iš to pačio, arba iš storesnio valo reikia ryžtis mum tą mazgelį. Tai kaip visas tas reikalas daros, mums reikia žirklučių ir atsikirpti tokį atkarpėlę, kokį, koks skirtumas, 10 cm daugiau, ne 10, 15 cm, ne? Tada tuoj nusireguliuosiu kažkaip gudriai kamerą. Nežinau, va ant kibiro gal jums geriau matysis. Ėmam valo 2,5 tą atkarpėlę, dedam tolygiai su valu. Tada lenkiam, darom kilpą, matote, ne? Paėmėm kilpą. Ir tada per tą kilpą, truputį ilgesnį reikia pasakyti, per tą kilpą beriam iš apačios 4 kartus. Ne 3, ne 5, o man idealiai 4. 1, čia labai nepatogu, nes reikia ir filmuoti ir versti. 2, kur pabėgai? 3, 4, 3 slankioja per liaunai, 4 slankioja labai idealiai. Tada netepsi, nevažiuosi, ne? Reikia, kaip sakant, ir užverži. Gaunas va toks va voras. Tada paliekam apie 5 cm ir šitoj vietoj 4-5 cm šitoj vietoj nukerpam. Šiaip mes jeigu gaudom, darom 2 tokius mazgus, geriau laiko ir gaunas 4 toks voras. Kur, kaip jaunimas sako, viso šito mazgelio yra prikolas, kad mačo žiedai yra mažiukai. Ir kai gerai išeina tie pelėšudžiai, va šitie va, kur slankio, jeigu deda tą, jie kliūna už tų žiedelių ir įsimes neina. Tai šitas mazgas, kai eina per žiedelį, tie va lenkėsi valai ir gražiai išeina metimo metu. Patarimas nemokamas, naudokitės. Aik tu savo. Kuoja čia neraudė? Gerulė? Gerulė. Galvojam lins pirms. Reikia čiūdo. Čiūdai čia vyksta. Laukiam, gal rims vėjas, tokioj gražioj vieteliai, tarp lelijų. Bandom mes vėl. Griovinė įdomu. Atviram ežere dabar atsisėdom. Sakėm, pabūnam iki 7. Dabar yra, kas čia dabar yra? Po 5:30, jeigu iki 7 neprašauna liniokas, varom į griovį. Ant vakarinio. Pasėdėsim, žiūrėsim. Turėtų čiut parim. Čiut. Čiūdai. Aš slėka ir labai noriu pagauti, čia gyvena auksinis karasas. Retas švečias, bet yra. Mano tikslas pagauti jį ir apgaudyti Evaldą. Šito veiksmo nefilmuojam, bet veiksmo tai turim, nesveikai. Kiekvienu metimu, kiekvienu. Įdomus niuansas, ką atradom. Va, Evaldas traukė. Įdomus niuansas, ką atradom. Va, ir ryte, ir vakare kukurūzas, dzikelis kiekvienu leidimu. Įsivaizduokit, slieko, nei vieno kibimo, atrodo, ir pakarpiau. Nenori, aš nežinau kodėl. Anksčiau taip nebūdavo, neveikia. Šiandien sliekas, užmeti, prastovi 20 minučių, nei vieno kibimo jau užtraukia, gal žoliai, gal kas negerai. Neveikia sliekas, nesuprantu kodėl. Kas čia per bairiai. Tai daugiau mes jo į jauką, jei neveikia, nekarpysim. Nereikia. Pažiūrėkit, kokias. Kiekvienu. Ir raudžių nėra. Kuojos. Iki puskilio. Va, žiūrėkite, Evaldas per dantis išvarė.
Dar vienas geras dalykas, ne? Kilpučių rišėjas. Atsimatuoji, kiek reikia pavado. Žiūrėkit, kaip greitai rišas. Paimi 2 valą, darai kilputį. O, darai kilputį. Veri tą kilputę per abu, suki 1-2 kartus ir tada tą į vidurinį. Užveri. Viskas. Kilputė, gražutė, 6 mm padaryti. Tris kukurūzus kanda, vieną žirniuko gražiai nekanda. Nu, sakyk, ką nori. O, kokie. Mamytė. Viskas, laikomės plano, varom į Lamanšą. Nieks čia nerimsta, nieks čia mum nekimba, o raudelių mes nenorim. Tai prasiputėm galvelę ir varom į savo vietelę. Nu, žiūrėkit, kaip grevukas mūsų atrodo. Atrodo gerai. Kaip ir ten. Sportas, sveikata, a jum turbūt nuobodybė. Nu, šitų jau pamušėm, tai konkretų. Šeriu. Davai, šeriu. Nešierus pabandėm. Kur tu gaudysi? Prie lelijų? Kaip mėtuvoje. Kad taip gaudyčiau dar. Lynas? Ne? Sudrebėjo širdis, kad taip stabdė atsileidęs. Tai čia tau veda labai gražiai. O, tas. Sako, didint gilę tampo plūdę. Tas, chebra, tas. Evaldas vien nuleid, vienu šono kažkokį mažą pagavo. Ir tokį pagauk. Su šituo draugu žvejybų nebebus. Ne, nepavydžiu, gerai, draugas jau ir kotą gerą įdaviau. Tegul džiaugiasi, aš šiandien gidauju. Nu, linukas. Apgalvai. Taip gražiai išvedė, galvau. Man irgi. Galvau bus liniukas. Man irgi gražiai išvedė, irgi galvau liniukas. Liniukai. Čia miražas. Toks geras oras ir nekimba liniukai, kosmosas. Vėl senai šią vasarą pamirštas jausmas drebėti. Smagu. Be kelių dienų liepa ir drebi kaip šuo. Ne, šūdas. Bet. Šūdas. Šūdas. Kolpiniaus. Bet tai raudė kokia. Kokia raudė. Tai kai didumo kolpiniaus plionša. Tai kaip. Dvigubas kaifas paleidau ir dar pagavau. Tas, virutė. Taip? Tai taip. Daug pats sako. Čurėl. Lynas. Kaip lynas? Ką tu čurėl? Raudė didelė. Eik. Daug mažiau pamačiau. Raudė, tu raudė. Jau tau nusimgal tos akinius.
O, ir vėl didesnis, man. Eik, tu ir vėl didesnis. Pats mažiukas. Ir vėl didesnis, hebra. Skaičių trigubai mažiau. 1-1. Tie nuleisti nesiskaito. Nu, palyginom. Žiūrėk, liežuviais turi. Nu, juodulys. Ai. Nesąmonė, šiukšlė man. Nu, bet taip užlenki. Tokios kojas. Nėra, hebra, nėra. Nėra, Evaldas plešia antrą kartą visą sistemą. Ir aš turiu jam ryžti. Kai turi tokių draugų, nebereikia priešų. Gerai, nepradėk. Aš nebūtų linų. Tas, ja. Tas? Tas. Tai gerai. Nu, aš galvau, raudelę net filmuoti nejungiau. Nu. Spėkit, kas laimi varžybas. Spėkit, kas laimi. Ach, tu mano gražuolė. Ach, tu mano stipruolė. Ach, tu mano gražuolė. Vien mažukai. Mažučiukai. Bet tie. Gal ant vakaro judėt pradės, hebra, nes tokio oro, būt geras oras, čia mes jums 30 priskerstinom. Nu, tokioj šiknoj. Gaudom. Taip šalta. Aš dar atėjau su Maike. Ant mano nemėgstamiausio to gaudom, nes dzikelio nenuleisi per tas žiežulaitės. Nu, įsižiuoji. Nu. Kaip gavai. Linukui labai atkabėk liponas. Čmaukšti. Kutinį karpas pjauna. Važiuoja. Tas ar ne? Ne. Bet tai kaidinu. Kokia raudina. Čia užskaityti galim, kalyną mane surinkai, man atrodo, ne? Jo. Atsargiai surinkai mane visą. Kur? Valą surinkai mane. Eik tu, ką tik peršau. Užknisai tu. Nedalaukiam vakaro. Ant tiek nubėgam, ant tiek sušalom. Vasarinį kostiumą paėmiau. Diena šilta buvo, kai ten voliojamės. Kaip atšalo nesveikai. Dar būtų galima pasidėti ir liktai sparvusi čia per bangas matėm, bet nudrebam, kai šūnis, tai varom į stovyklavietę. Ir rytas laukia labai vėjuotas, bet paskutinis rytas. Žiūrėsim, kaip čia mums baigsis šita žuklė. Ir vėl labai vėjuotas, žiauriai net Lamančia, vėl mums pučia. Įsivaizduokite. Ryto turim po 4:21, apniukę, o gūsiai ir vėjas. Tragedija. Revanšas Limam, paskutinės kelias valandas ir viskas. Toks trumpas užvalkatavimas baigtas, tai gaudom dar juodelius, pabandom dar iš ryto avdruk. Čepsiaus nebėra. Konservai po trajaką, kumpis ten trim. Na. Tas? Čia jis. Buvo. Ar tu čia tempi? Tempi? O taip, aš jau galvau viskas. Aš galvau viskas. Žiūrėk, geras. Geras, nesijaudinu, nu neplėštų, kas tau yra. Aš jaudinuosi. Žiūrėk, pats sako. Nepataikiau numušiu, pataikiau, nesinervuok.
Nu, Bet vandenį. aš už to pataikyčiau tą, ne? Tu didesnis ir arčiau, nu. Vandenį atrodo geresnis. Aš atidariau, tai dabar jau gali ir tu. Tai dabar buvo, žinot kaip, vakar aš laimėjau, vakar ryte jis, vakar vakare aš ir šiandien rytas vėl gaunu. Gražuolis, gražuolis. Jis iš kibimo buvo jis, o man dabar ant motyvacijos kalbėjom ką tik apie čepsį. Štipsėjo. Čia naktį gurių vienas traukės, kitas kabina. Birutė. Ne, Kas? sako, tai nėra. Lyginu. Tai va, turėjom išvaryt, pasižiūrėjo vienas prognozės, sako tai, kad nelis, davai būnam. Tai Aik, tu kol pats sako ruošiai. Tai čia dar nebuvo, net prie pats sako. Eik, tu su kabliu, blogai kablį prisirišau. Nu va, ne pats sakė bėda. Ne pats sakė bėda. 1-0. Eik, tu ir geras buvo. Koks geras. Geras. 650. 6,50. Ori, mat. Dabar žiūrėkit, kur buvo klaida. Kai ryšam kabliuką, yra niuansų tokių. Ryšam kabliuką, kai pataisom valą, valas visada turi eiti iš vidinės pusės lopetėlės. Jeigu jums iš išorinės kažkur šone, tai žuvis maldama nuplėšia. Užveržiam, ne? Ir aš kirpdamas tada blogai iš tikrųjų atkirpau. Ir pats mačiau, kad blogai atkirpau, bet galvoju, kai visada sueis, tai va suėjo su lynu į burną. Kada lieka va šitas va galiukas, kurį mes turim nukirpti, nekirpam prie pat. Kai stambi žuvis, vis tiek tas monovalas susiverždinėja ir gaunasi, kad įsprūsta, matėt, pas mane, jeigu ant galo jums schodas žuvies ir tokia susigrankščiavus piroklytė, tai čia ne žuvies, ne valo bėda, čia grinai jūsų bėda. Paliekam apie 0,5 milimetro ir nukirpam. Va, nežinau, sufokusuoja ir ne, va tiek va liko per žirklučių va šito. Tada bus viskas gerai ir nebus tokių klaidų. Atrodo, va moku, kitus mokinu. O būt lynas 6,50. Vasara. Gyventi tai paprasta. Kaip skalbėje. Viena prastesnių žvejybų žuvies atžvilgių, bet emocija buvo gera, prisižvengiam 6,50. Leidžiam čepsius, jeigu laukat, didžiausias kaip visada mano. Jeigu patiko video ir nesat paralyžuotas, susiprenumeruokit kanalą ir nežinau, reiks pailsėti nuo plūdės, tikrai atgaudėm dabar 3 žvejybas iš eilės, labai noriu pakeršyti metodui, tai va, lygtais ateina šiluma, turėsim šiltų dienų kitą savaitę, tai tikrai kažkurį vakarą pametodausiu, nes gavau iš Luko daug patarimų, šėryklų, kablių ir labai daug man papasakosiu, tai pabandysim praktiškai ir aš jums papasakosiu.